Labas rytas, mėly žiūrovai. Dar vienas video. Šiandien video apie tai, kaip mes po ilgo laiko, bei po 4 metų keliaujam į Lietuvą aplankyti artimųjų. Taip pat aplankysim Sostinę, tikiuosi Trakus ir Klaipėdą. O šiuo metu jau yra 3 valandos 14 minučių. Šeimyna jau susėdo į mašiną ir traukiam į Stancido oro uostą. Nu ką, į mašiną ir keliaujam. Atvažiavom į automobilių aikštelę prie oro uosto. Dabar žygiuojam į autobusų stotelę, kuris autobusas mus nuveš prie terminalo. You are here, okay. Važiuoja ir pravažiuoja. Why? Nu, autobusas važiavo, pravažiavo, bus nepaėmė. Laukiam kito. Gerai, kad aukštas ir matai. Nu ką, aikštelė mūsų uždaryta. Einam ieškoti autobusą, kuris mus nuveš kažkur tai. Dar radom kitą autobusų stotelę. Tikiuosi iš čia mus paims bent jau. Gerai, kad pastebėjom, kad buvo uždaryta, ne? Nieka, gyvenam ir mokamės. Eisi? Matais? Matas, normaliai. Jo, bet tik tai mūsų ūgio. Dropping all phone. Ne. Kalėdį. Ne, dar vienas. Ką, mes jau autobusą, judam link terminalą. Palauk.
Nu ką, atvažiavom į terminalą. Vykom iš autobuso kažkaip. Oh, sorry. Ir einam per apsaugą. Kaip čia? Nu ką, einam pro apsaugą. Man ten reikės daiktus ištraukti. Imsim kamerą lauk. Nepritrauktumėm nereikalingų akių. Galim. Nu ką, praėjau apsaugą. Einam žiūrėti link vartų, kur mes čia esame. Mūsų mažasis tai panikuotojas. Bijo apsaugos. Mes patikrino jo batus. Suveikė sensoriai. Nieka, einam toliau, žiūrėsim, per kurios vartus mes važiuojam. Skrendam. Važiuojam. Tikiuosi nereikės važiuoti su traukinuku. Užteks tik nueiti. Gerai. Varom prie vartų. Pasiekėm vartus. Laukiam eiliai. Ilgoj eiliai. Ką, lauksim. Sėdi lėktuvę. Vaikai rėkia. Pagalvėlę turiu. Ausinukus įsikišau su noise cancellation. Gal nusnausiu bent porą valandų. Nes miego tikrai trūksta. Nu ką, man gero skrydžio ir gero žiūrėjimo. Dabar liko kažkur geras pusvalandis skrydžio. Nusnūdau šiek tiek. Kažkiek pavyko nesunku lėktuvę mėgot, kai vietom kojos visiškai neturiu. Turiu gan tiesiai sėdėti. Bet nieko. Greitai leisimės. Jau skrendam valandą 30 minučių, o truputį leidžiamės. Tada koks nusileidimas 15 minučių. Galvojam truputį. Ką darysim? Oro linijos. Nu, gerai. Bet skiriasi. Spalvos skiriasi raštas. Nu ką, sveiki atvykę į Rygą, ne? Bet Rygos oro uostas pasikeitęs, ne? Pasikeitęs Rygos oro uostas. Prisimink, kai anksčiau pirmą kartą varėm, ne? Ten Cario Rūriko laiku atrodė viskas. Dabar jau biškį sumodernėjęs gan riebiai.
Nu jo. Kaip sakant, per tuos metus čia tikrai pasikeitė. Nu ką, praėjom pasienį. Nu, praeisim ten. Kur vaikas, mano mažas? Einam į lauką, skambint savo vairuotojui, kad atvažiuot paimt. Kažką dar į tulipas prasteis, nu niek. Ką, išėjom į lauką, varom, apsirūpinsim, skambinsim vairuotojui, kad atvažiuot paimt. Oras nuostabus. Iškiai vėliuota, bet gyvent galim. Einam apsirūkom, laukiam vairuotojo. Dabar atvažiuoja mūsų karieta. Nu, metam tos tašės. O tu irgi tu tašės? Šitą reikia pasiimti ir per brolių. Kad suvalgiau ir net video ir foto nepadariau. Smalumėlis. Smagumėlis. Nu. Aš šitaip. Bet labai skanu, didžios porcijos. Net diržos aktą reikėjo pasidėti. Dabar man čia reikia taip kažkaip. Nu ką, pavalgiam, eisim, kilsim toliau. Nu tai va, dabar jau viskas, va. Tai lietuviškai galite išnekėti. Išvažiuojam iš Latvijos. Čia žvejosim. Mes jau esam Lietuvoje, Lietuvos Respublika. Nu dar ne. Jau esam Lietuvoje, valio! Pagaliau, mes jau esam Lietuvoje. Po kiek valandų? 3. 3, iš namų išvažiavom po 3, ne? Nu tai. Bei po 11 valandų su puse gaunasi, ne? Dar kelionė. O, man. Lieka, važiuojam toliau. Nu ką, pagaliau kelionė baigėsi. Atvykom į kaimą. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot šią nuobodžią ir daugiau negu 11 valandų trukančią kelionę. Ačiū, Erike.